fone Gdansko centre išsimiegojom, šokam ant dviračių ir lekiam. 3 km iki pirmo objektėlę mum. Laukiam žalią šviesoforą. Pagaliau žalią. Geležinkelio pervaža. Čia sukom kairėn. Oi, pravažiavom posūkį kažkur tai. Reikia suktis. Atvykome. Į bunkerį. Ir viskas čia. Kokia nesąmonė. Kiek važiavome dėl nesąmonės. Vieta apie nieką. Tik tiek, kad įdomi jo čia forma. Jau darosi įdomiau, tenai yra laiptelė. Vidai tamsu, neturim lempas jokios. Vienas kambarys. Čia tas pats langelis, pro kurį žiūrėjom iš anos pusės. Čia turbūt degino padangą, žinai. Ir viskas pajodavo. Žemėlapis šitą vietą vadina prieglauda, energetinis saugumas. O tai va, išverčia man taip šitas vietos pavadinimą. Lekiam į naują objektą. Pirmo pasaulinio karo ginklo gamyklą, kur dirbo po 7 000 žmonių. 19 amžiuje. Taip, 19 amžiuje. Ir dabar tenai įsikūrė loftai, kavinės kažkokios tai. Erdvės, žodžiu, šiuolaikinės. Jo, lekiam pasižiūrėti, kaip iš tikrųjų ten atrodo viskas nuo to pirmo pasaulinio karo, kaip ištobulėjo šiai dienai. Mini slyvų takelis. Kiek išspaudė sulčių? Čia. Įsišakojime laikykitės kairės. Tai gerai, paskiau ne čia. Už 200 metrų pasukite kairėn. Kažkur tai čia kiemais prasibrausim. Varysim toliau. Tokiais baisolynais šiandien. Įrodė, kad truputį vėjas matau. Labai jau toksai senas čia rajonėlis atrodo. Ir čia dar daug apleistų pastatų. Ten vat stovi visa eilė jų. O tu pastebėjai tuos naujus loftus, kur jie yra, kai čia atvažiavom? Čia gal šitie perdaryti? Taip, šitie. Ir kai pirmai pro juos pravažiavom, pasižiūrėjau, bet taip, o jie vat va, čia stovi. Iš seno padaryta nauja. Modernu, gražu. O šičia vat jie visi senoviniai, tai man daug gražesnė, žinok, nei šitas perdarytas. Mum iki naujo objekto kilometras, eisim į muziejų Dežavu. Galima pamatyti muziejuje Dežavu. Dežavu? Dežavu. Gerai, stebinkim. Lekiam. Sukam čia į dešinę. Žabką radom. Vandens neturim, pasimkim vandens. Vandens nupirkau, atsigersim ir lėksim toliau. Butelis tai kažkoks iš maišiuko padarytas. Taip, tu pers. Net užsukt pažiūrėk neįmanoma. Būkšt, iškart visas. Būkšt. Truputį kiemais visokiais pasivažinėsim. Čia prisirišim dviračius. Į vidų patekom čia. Kaip jisai žiūri į mane, gavo savo zuką. Einam į kažkokį tai žvaigždžių karų tunelį. Eik tu sau, žinok man. Eik tu sau. Toks vaizdas, kad aš verčiuos, žinok. Kokia nesąmonė. Tu durniuoji. Aš pirmą kartą žiūriu. Tu apvirtai? Tu juokauji, žinok, mane neša į šoną kažkur.
Nebenoriu čia. Eik tu savo. O eik tu savo, čia žinok, tikrai nesupratau. Aš šitai buvo man. Kaip jaustis. Dingai. Tu kaip į tą žolę, žinai, tas kukurūzų lauką išėjai. Jo, aikštė. Bet tu prie pat prieimų, tai tada pradėjau tave matyti. Rimtai? Pala, čia susinarplioja mano. Tas. Jūrate, kur tu dingai? Kur tu? Jūrate! Ai, čia filmuoju, aš nefotkinu, o tai kaip medis. Gavosi. Geras. Į veidrodžių karalystę žengiam. Nu dabar kur tu? Tu čia, o kuri tu? O, pataikiau. Tarp mėlynų veidrodžių dabar mes? Už tavo nebėra ant kėdės manęs. Eik tą savo. Perkūnas spalvotas. Pradės vyčia, na. Dar per perkūną spalvotą neteko matyti. Nu, puikų bokštą pastatė. Kamuoliai sorė kaba. Kaip tau muziejukas? Geras, man sukasi Mikė dar. Iš po to tunelio? Aš noriu atsigerti. Iškeinam į bažnyčią pažiūrėti. Dežavų muziejų aplankėm, dabar lekiam senamiestin. Tarp daugybės žmonių braunamės. Pagaliau išsivadavom iš to didžiulio būrio žmonių ir atvažiavom į laivų uostą. Pasukite dešinėn. O tai žinai, ką mes čia pamatysim jame? Vat ten pamatysim robotukus. Štai ir tie robotukai. Tokie iš metalo laužo surinkti. Biški galvojau, kad rimčiau čia jie padaryti, bet dabar tik kaip išartyti tokias lempas. Lempiniai darbai, ne? Kažkurie tai. Nu, bet matai, net ekskursijas ten. Na, iš visokių detalių. Iš mašinų, iš lentynų, kažkokių stalažų dalis. Elektros varikliai. Ką rado ta idėja? Radiatorius, va, tas nuo šaldytuvo nuluptas. Mikroschemų kažkokių tai, iš kažkokios buitinės technikos. Dar truputuką daugiau jų čia radom. Ten dar keli yra. Ir va, ten už tų mašinų. Pažiūrėti reikia į visus iš arti. Dar vienoje vietoje, vat. Gyvūnai čia kažkokie robotukai. Strūčiai, čia neaišku, kas šiandien duslintuvo žvėris kažkoks tai. Jisai labai gerai pridusintas, tas žvėris, nes visas iš duslintuvų. Ekspozicija viduj. Einam pasižiūrėti, kas ten.
Toks biški kaip bomžinėlis. Dar ir antram aukšte yra ekspozicija. Žiūrėk, ir trečias yra. Gerai, apeinam dabar tą antrą. Čia žinai visokia nuopjovos metalą, kai lieka, tai panašiai subyra. Darbelis daro jie čia. Dzień dobry, zapraszam, można wejść. Leida įeiti pasižiūrėti. Tai taip ir darau. Kiek čia visokių įdomių. Nowa waluta, no na razie to jest tutaj, proceniana, nie wiem. Nie, to jest kryptowaluta. Kryptowaluta. WL-owa. A się później dużo warta, nie? To super, na... To się poważne rzeczy. Wam coś tu będzie. Super. Pasižiūrėjom ir užtenka. Pas Švarcnegerį varom. Džium, pašaudysim. Yra tai krėslą įkryta iš karto. Gina rodo. Aplankė muziejų. Čia ne muziejus, čia šiuolaikinio meno galerija kažkokia. Nu, įdomu tokia. Pasikultūrinam. Taip neįprastai kitaip. Šiuolaikinį meną toli gražu ne visi supranta. Ir gal ir nereikia jo suprasti, viskas yra gerai. Įdomu buvo, man patiko. Gerai, lėkiam žiūrėti kažkokių kitų vietų. Sekantis mūsų objektėlis yra už 10 km. Bandykime įveikti tuos 10 km. Dviračius pririšėm prie šiukšlių dėžės ir baigiam lipti viršų. 10 km įveikiam principį be sustojimo. Kaip jauties, tai padarius. Kaip ežiukas. Savo šakės. Nes kelias tai visiškai šuduva, jokio greitingumo, nieko. Didžiulis monumentas pasiektas. Parmynėm. Nebesivarto net liežuvis. Tuoj pažiūrėsiu, kiek kilometrų prisiekėm. Tau rodo 130? Ne, tik čia kalorijos. O kiek šitą. Ne tas. Blogai, kai daug yra. Nu kaip galvoji, kiek? Nežinau, nespėliau. 21 km? Negali būti. O, pažiūrim, tada pagalkytę. Tai gal čia, ne, paskutinė atkarpa nebuvo 20 km. Ne, 23. Ir tai kažkaip galvojau, kad daugiau. Pažiūrim palitavą. Nu va, kažkaip šituo labiau tikiu. Ko daugiau rodo, to, jeigu rodyt, kad tas trečias 40? Ne, 40 netikėčiau. Viskas būtų gerai, jeigu ne kojus. Nu kažkas tai, žinok, taip kaip Jeigu ir ne koja. iš akies kažkur tai apie 30 km prasukėm šiandien. Tai dar rytoj jis laukia? Ne? Toj pažiūrėsim, ką čia mes veiksim, sugalvosim. Nuo Gdanską pavažiavom 30 km maždaug. Ir esam lempoje. Į kažkurią pusę lempinę. Ir dabar tikrai tarp tikrų lempų. Pilnas kiemas lempų. Einam apžiūrėti.
Turbūt dar niekur nematei vienoje vietoje tiek daug šviestuvų. Va ir dramblys po savo lapus slepęs. Ryškiausiai šviečia lempa va ten, kur aukštai, danguje. Kol kas.